Labą, taigi šiandien aš darau Draw My Life video. Nusprendžiau padaryti šitą video, nes daug kas domisi mano istorija kaip ir. Taigi, mano mama mane pagimdė. Beje, tai aš esu su žaliais plaukais. Ligoninėje 2001 metais, 1 mėnesio 17 dieną, Vilniuje. Taigi gyvenam Vilniaus rajone pavadinimu Užupis, kartu su visa šeima, mano mama, tėtis, aš ir mano sesė Urtė. Užupyje buvo gana daug meno, taigi manau, kad esu gana meniškas žmogus. Nors iš mano stigmenų tai jau tikrai matosi. Turėjau daug draugų, pankų ir šiaip įvairių menininkų, su kuriais šiaip būdavo žiauriai fainai pasišnekėti, jie dar būdavo girti ir man pasakojo visokias pasakas, nesąmonės ir ką jie padarys, kokias parodas ir taip toliau, bet šitas yra ne tiek svarbu. Va, kaip gražu, čia mano sesė, va, avokadas, pala kodėl, saulytė, va, vaivorykštė, viskas labai gerai, gražu, jei, mokykla, 4 klasė. Aš mokinuosi Čiurlionio menų mokykloje. Balerina, mano tėvai leido ten, nes aš pažinojau Eglę Špokaitę ir aš jai rodydavau špagatus ir visokius triukus ir nesako, jinai labai lanksti, leiskite ją Čiurlionio mokyklą, kodėlgi ne. Ir taip ir išėjo, nežinau. Ir aš ją piešiu gamtoj, nes jei iš tikrųjų tai geresnis apšvietimas ir aš kaime ir nežinau tiesiog ką filmuoti realiai. Kaip ir. Ir galvoju, šiaip būtų įdomu tokį padaryti video. Ir tai va. Aš čia piešiu savo tėtį ir kad įsiskyrėm, kad mano tėvai tai yra įsiskyrę ir mano brolis gimė. Bet ja, taip ir išėjo, mano yra familija. Jei, vis dar 4 klasė ir aš čia save piešiu baleriną, kad aš verkiu, nes iš manęs be galo šiaip tyčiasi, kad mes neturim pinigų, kad mano tėvai dar plus išsiskyrė. Šiaip būdavo visokių nesąmonių ir prasidėjo visokios patyčios, kaip sakau, konkurencijos, dar man mokslai blogai sekėsi, krūvis be galo padidėjo. Ir jeigu aš kažkokį galą nepadarydavau ir dar kažką iš manęs tyčiodavosi, ar kad man tiesiog neišeidavo, ar kad aš stora. Tokių visokių nesąmonių, kurios man šiaip be galo yra likusios ir tikrai yra labai skaudu, bet nu nieko. 6 klasėje perėjau į naują mokyklą, pagaliau, kuri vadinasi Vilniaus Valdorfo mokykla. Dar pamenu, kai 1 dieną atėjau į mokyklą su kuoduku, baltą liemenę ir indiškais rutuliukais. Buvo šiaip be galo smagu ir bent jau nebuvo tiek daug patyčių, tiesiog buvo labai juokinga. Ten aš piešiu savo draugę Rūtą, kuri iš pat pradžių nebuvo mano draugė ir mes nemėgom viena kitos, bet metų pabaigoje, klasės išvykoje mes susidraugavom. Ba, linksmos abi draugės. Labai smagu. Ir nuo to laiko mes esam kaip ir geriausios draugės. 8 klasė, realiai žiauriausia klasė, realiai irgi paskutinė klasė, kurioje aš buvau. Bet jo, be jokių prikolų. Aš susipykau su Rūta, buvo daug dramų, daug nesąmonių. Galėjau pabaigti 8 klasę, realiai. Bet patingėjau. Ir dėl to gailiuosi ir norėjau išeiti į kitą mokyklą, kad nematyti visų senų klasiokų, kurie iš manęs kaip ir tyčiasi kartais. Taip aš pasilikau 2 metais. Bent jau kitais metais mes su Rūta susitaikėm, jei tikrai buvo šiaip liūdna, bet va, susitaikėm. Labai gražus, čia matosi išgražėjom. Pažamėjom, mano stiksmenai, labai gražu. Ir baigiau 8 klasę, pagaliau. Bet Indija, Tada aš išvažiavau į Indiją pusei metų ir susiradau šiaip daug draugų, bet to buvo gana smagu.
Labai sunku buvo mokytis online per vieną kompą kartu su sesė ir broliu. Ir šiaip buvo daug problemų su tėvais ir taip toliau. Bet realiai tikrai linksmai pakeliavau ir susiradau draugų, su kuriais vis dar dabar bendrauju. Ir galbūt vis tiek susitiksiu ir dar nuvažiuosiu. Bet va, čia mano draugai. Matosi visi tokie gražus su bindžiais ir taip toliau. YouTube, yeah! Aš labai ilgai apie tai galvojau, bet niekam to nepasakiau, kol vieną kartą prasitariau draugiai ir paprikolinam ir sukūrėm akauntą. Jei, dabar aš Lietuvoj. Grįžau pas draugę. Kol kas pas ją ir gyvenu. Kol viskas susitvarkys. Ir realiai, vėl kol kas, nežinau, kas bus. Žiūriu, kur mokinsiuos. Ir galbūt ką dirbsiu, ką darysiu, ką norėčiau iš gyvenimo. Ir mano mama nori išvažiuoti į Londoną, tai nežinau, bet tiek va. O dabar musą skraido. Turiu YouTube, keliu video, turiu 305 subscriberių. Labai džiaugiuosi jais ir juos labai myliu, nes kokie ten žmonės ir kas mane žiūri, bet aš tiesiog labai džiaugiuosi, nes tai yra vienas iš mano hobių. Tai va, aš labai laiminga. Potato face. Ir labai... Ką aš čia piešu? Aš piešu vėl save banginį. Gerai, dabar jūs matote mane vėl su žaliais plaukais. Ir aš be galo nusišneku, bet man patinka. Ir aš čia labai laiminga. Ir klausimas, kas toliau bus. Bet kažkada gal vėl padarysiu normalesnį Draw My Life video. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Tie potato. Ir nepamirškite like, pašėrinti, bent jau draugam parodyt, aš nežinau. O kaip man sakas piešti. Komentuokit. Šiaip nors ir kažką linksmo, kad mane pastumėti priekį, nes kartais tikrai būna liūdna. Tada subscribe, kam patinka. Ir jo, ir Gūstenė sako atia. Myliu, yeah boy. That's more like it.